Algoritmas išskaičiavo, kad kai patalpose atsiranda tam tikras CO2 ir drėgmės santykis, visi pradeda sirgti. Žmonės išleidžia ten kelis milijonus kubinių metrų, ten daug olimpinių stadionų vien tik tam, kol palaukia, kol tas vanduo. Kol pakyla. Netrukus reikės atsiskaitinėti už CO2 pėdsaką, už kiekvieną išgertą kavos puodelį statybų aikštelėj. Tai... Ar tu gali pasakyti kažkokius key pointus, kad mes suprastume, kur yra ta problema ir su kuo mes nesusidarojam dabar? 2019 metais dalyvau vienoje didžiausių konferencijų Europoje ir arogancijos lygis, kuris matėsi nekilnojamo turto rinkos dalyvių akise, kalbant apie tvarumą, apie inovacijas, buvo maksimum. Kažkas yra negerai, kad industrija yra žiauriai tarši. Tai pačios didžiausios kompanijos ir jų vadovai, akcininkų, savininkų lygyje sako, kad už 5 metų didžiausias konkurencinis pranašumas nekilnojamo turto rinkoje bus. Pradedam Live Talk Show. Labas. Šiandien Live Talk Show kalbinu Martiną Eitmaną, PropTech Lithuania įkūrėją ir prezidentą. Ir pakalbėsim apie tai, kas tas yra PropTechas, ką mums to daryti, jeigu to daryti kažką, tai reikia. Sveikas, Martinai. Sveikas, Raimondai. Tai papasakom, kas yra tas PropTechas. Žinau, kas yra fintechas, ne? Visi žino turbūt, ne? Bet atsirado PropTechas. Kas tai? Labai gerai, kad paminėjai fintech, tai ir gali būti toks labai paprastas palyginimas. Tai jeigu fintech kalba apie finansinės technologijas, edtech kalba apie education, apie mokslo technologijas, tai proptech kalba apie property technology. Tai iš esmės tai yra terminas, kuris apibūdina ir apima inovacijas ir skaitmeninę transformaciją nekilnojamo turto rinkoje. Tai viskas pradedant išmaniaisiais namais, išmaniaisiais miestais, visa tvarumo revoliucija, tai papuola po to proptech arba dar contech, construction technology skėčių. Tai šitie du terminai tokie yra irgi labai panašus ir jie kalba apie tos pačius dalykus. Dar galima atrasti tokių burtažodžių kaip urban tech ir panašiai, bet visa tai kalba apie vieną ir tą patį dalyką. Property technology. Taip. Ok, tai tu dabar man pasakyk, kaip tau kilo idėja pradėti tokią veiklą kaip property technology? Tai ar tu kažkur tais pamatėjai, ar tiesiog supratai, kad kažkodėl mums to trūksta ir kaip tai gimė? Na, inovacijomis aš domėjausi daugiau mažiau visą laiką. Ir savo kelionę, savo karjerą aš pradėjau nekilnojamo turto srity jau prieš 14 metų ir jau po 2 metų aš pamatęs ir pabuvęs to industrijoje, tarpininkaudamas sandoriuose, aš supratau, kad viskas galėtų būti daug efektyviau. Dar tada buvo labai sunku pasakyti, kaip tai turėtų būti ir tie pirmieji bandymai buvo labai skirtingi nuo to, ką mes turim šiandien. Tai, pavyzdžiui, kaip skambučių centro principas ar dar kažkas tokio, ar ne, kuris padėtų supaprastinti procesus, padėti klientui, sukurti didesnę vertę. Tai būtent bedirbant industrijoje, bedirbant su NT, labai aiškiai pradėjo matytis tie neefektyvūs procesai, seni verslo modeliai, kad žmonės daro dalykus tik dėl to, kad taip darė jau 10 ar 20 ar 30 metų ir visai nesusimasto, kad kažkas galėtų būti geriau. Tai būtent taip ir gimė būnant ten ir tada pradėjus ieškoti atsakymo, kaip galėtų būti geriau. Tai mano darbas buvo iš pradžių užmiršti, ką aš jau tada išmokau apie nekilnojamą turtą ir pagalvoti, o kaip viskas būtų, jeigu pieštume dabar visą industriją ant švaraus popieriaus lapo. Ok, bet tai, kai tu sakai daryti taip, kaip darėme anksčiau, ne? Tai kad dar geriau išeitų suprasti, ne, apie tą property technology, tai tu gali pateikti pavyzdžių, va, kaip mes darėm, ne, prieš 20 metų ir kaip tu manai, kaip turėtų būti dabar daroma, ar galbūt jau dabar kažkas pasikeitė? Žinoma, tai pavyzdžiais ir metaforą, manau, lengviausia suprasti tą ir įsivaizduotą ateitį ir įsivaizduotą skirtumą, kaip galėtų būti. Tai nereikia darytis labai toli, galima paimti, sakykime, telekomunikacijų industriją, ar ne, ir tuos mūsų neišmanius, tuos vadinamus dumb phones, ar ne, kokie jie buvo, mes jais galėjom paskambinti, jie galėjom pasikalbėti, ar ne, jie atliko savo pradinę funkciją. Tai iš esmės būtent dabar pastatai ir atlieka tą pradinę funkciją. Yra langai, duris, ten galima įeiti, apsaugo nuo lietaus, visai šilta, visai vėsu vasarą, viskas yra ok, ar ne? Tai taip liktai, ką tas pastatas ir galėtų daryti. Bet tada tolimesniam įsivaizdavimu, ar ne, tai žinoma, tai yra tie išmanieji renginiai, arba dar geriau transporto industrija, ar ne, tiesiog tas pats Teslos pavyzdys, kuris parodo, kaip rinkdamas
didžiulius duomenų kiekius ir įsivaizduodamas tą tolimesnę ateitį kaip autonominis vairavimas, įsivaizduodamas pasaulį, kaip jisai funkcionuos po 10, 20, 50 metų, tu gali tą patį procesą, tą patį automobilį galvoti, kaip sukurti jį visiškai kitokį, kuris ir būtų tas game changeris, ar ne? Ir būtent tuos pačius principus galima pritaikyti ir tai mūsų built environment. Lietuviškai mes turim terminą užstatyta aplinka, bet realiai jo nelabai kažkas naudoja, bet tai reiškia, tai built environment terminas kalba apie būtent tiek miestus, tiek ne miestų teritorijas, visą mūsų užstatytą aplinką, kur stovi pastatai, kur gyvena žmonės ir žiūrint taip iš paukščio skrydžio. Tai jeigu tai išplėtus tą metaforą, tai būtent pastatai dabar atlieka tą bazinę funkciją, bet jie galėtų atlikti daug daugiau. Jie galėtų rinkti daug daugiau duomenų, jie galėtų stebėti, jie galėtų prisitaikyti prie žmogaus, ar ne? Ir būtent nekilnojamo turto industrija po truputėlį ir žengia dabar labiau taip vadinamai human-centric orientacija į žmogų. Kad tas pastatas galėtų nuspėti dalykus, kad jisai galėtų pasirūpinti žmogaus komfortu. Kad, pavyzdžiui, tu jau važiuodamas savo išmanių automobilių į savo išmanų biurą, jie jau tarpusavį kalba ir sako, o žiūrėk, čia kamščiai, tu nespėsi pasiimti ten smūfio degaliniai, tai dabar tu atvažiavęs į ofisą, tas ofisas jau rūpinasi tavim ir žino, ką tu spėjai, ko tu nespėjai ir panašiai. Na, jeigu taip paprastai iliustruoti. Tai aš taip suprantu, kad tas property technology, ne, iš esmės tai procesų automatizavimas, iš esmės tai būtent tų technologijų pagalba. Čia nėra kažkoks toksai labai abstraktus daiktas, tai yra pakankamai konkretu, tai kad tu šneki. Tai yra labai konkretu, bet tai yra ypatingai platu. Dėl to nėra vieno atsakymo ir technologijos tikrai nėra vienintelis atsakymas. Tai nors ir terminas yra property technology, aš visą laiką fokusuojuosi ir tos low-tech sprendimus, ar ne? Tiesiog dalyko darimas kitaip irgi yra tam tikra prasme technologija. Tai proceso automatizavimas yra labai labai svarbi dalis. Duomenys ir tų duomenų efektyvus panaudojimas yra kita dalis, vartotojo komfortas, vartotojo patirtis pastatuose, ar ne, kuriuose mes praleidžiam 90% savo laiko. Tai jeigu dabar tie pastatai stovi tokie, pavadinkim, buki, ar ne, tai ateityje tikrai galės patys priimti sprendimus kažkokius. Jie galės tartis su kitais pastatais ir sakyti, žiūrėk, o tu čia kažkaip susireguliavai kitaip žaliuzės ir dabar tavo temperatūros kiekis natūraliai nenaudojant kondicionieriaus mažėja pastate, ar ne? Tai tokie dalykai taps labai labai realūs, tai visas daiktų interneto tema išmanių miestų plotmėj. Automobiliai kalbės su savim, šaldytuvai kalbės su savim ir pastatai kalbės su savim ir jie padės vienas kitam būti efektyvesniam ir geriau atliepti to žmogaus esančio tam pastate poreikius, jo savijautą, ar ne, kad šviesos atitiktų tavo cirkadinius ritmus, kad labai labai daug galima sugalvoti pavyzdžių, kaip atrodys ateitis ir tikrai atrodys kitaip ir aš vienareikšmiškai sakyčiau, kad jinai bus daug geresnė. Bet tai, kad tu šneki, tai realiai mes jau įgyvendinama privačiuose pastatuose. Tai cirkadiniai ritmai, žinojimas žmogus namie, atitinkamai reaguoja klimatas, ne, automatinės žaliuzės, kurios apsaugo kambarius nuo perkaitimų. Tai jau yra. Kodėl didieji pastatai taip lėtai šitas technologijas pasisavina? Kam reiklas? Tai Raimonda, jeigu būtų vienas atsakymas į šitą klausimą, ko gero šitą industriją dabar atrodytų labai, labai kitaip, bet ir labai teisingas klausimas, nes taip, daugybė dalykų yra išrasta ir PropTecho sprendimų priskaičiavome apie 17 000. Jeigu suskaičiavus, kiek dabar jų naudoja esami pastatų valytojai bet kur pasaulyje, ar ne, tas skaičius nėra toks dramatiškai skirtingas, pavyzdžiui, Baltijos šalyse ir plačiau. Tai didžiausia problema yra mentalitetas, didžiausia problema yra mąstymas. Dažniausiai žmonėm, kai viskas labai gerai sekasi, yra labai sunku pasikeisti. Ir tiem pokyčiam dažniausiai reikia kažkokio impulso. Tai dabar impulsas ateinantis iš ES, ypatingai iš Europos komisijos, ateina labai rimtas signalas, kada tu privalėsi susitvarkyti savo portfelį, nes jeigu tu norėsi paskolos, tu galėsi gauti tik žalią paskolą, tai reiškia, tu turėsi turėti tam tikrą energetinę klasę. Jau dabar bankai šiemet pradeda kalbėti, kad jeigu tavo turtas bus žemesnės negu D energetinės klasės, tu nebegalėsi jo įkeisti bankui, bankas nebims tokio turto. Tai iš esmės perstumdo žaidimo
taisyklės ir tie, kurie buvo įpratę, kad viskas važiuoja traukiniu, viskas taip įprastai, kaip buvo, dalykai iš tikrųjų keisis, nes reguliavimas labai, labai stipriai griežtėja ir iš tikrųjų nuolatos tik griežtės. Teko dalyvauti vienam renginį, kur dalyvavo Europos komisija. Tai taip juokais šaržuotai jie pasakė, kad netrukus reikės atsiskaitinėti už CO2 pėdsaką, už kiekvieną išgertą kavos puodelį statybų aikšteliai. Tai jie tikrai žiūri tai labai rimtai ir neleis atsipalaiduoti rinkai tol, kol nesusitvarkys šitų dalykų. Nes aš irgi esu kalbėjęs su gan dideliu nekilnojamo turto vystytojų, tai būtent tų, kaip sakyti, multi-unit, tai būtų ir didelių pastatų. Tai irgi galvojau, gal būtų faina, žinai, diegti išmanesnius sprendimus, daryti tos pastatus žalesnius, bet reakcija tai buvo tokia, žinai, nevienareikšmiška, nes, vat, kaip tu ir sakai, kai perka, tai kam vargintis. Nes, ir aš jau suprantu, kam dėti kažkokią tai pastangą į rezultatą, kažkokie rezultatai ateityje, kad net ir dabartinis rezultatas tenkina. Tai va, dėl to tas klausimas buvo, žinai, toksai paslėptas, galvoju, gal tu kažką man naujo pasakysi. Tai iš esmės tikriausiai tas procentas, kiek to, kas yra sukurta, panaudojamo, tikriausiai dabar būtų labai labai žemas, galima būtų taip sakyti truputį iš dangaus, bet tą skaičių, bet tikriausiai 5-10% geriausių atveju, ir tai dar naujesnių pastatų naudoja kažkokias išmanesnės technologijas. Žinoma, tai patys naujausi, patys pažangiausi, taip jie jau architektai atsineša, jau inžinerinės kompanijos atsineša, tie pastatai jau yra pakankamai modernus, bet net ir atėjus į modernius pastatus, ar ne, ir lietuviški startuoliai, ir mūsų ekosistemos startuoliai tą įrodo, kad net atėjus į modernų pastatą, kaip ten šiuolaikiškiausi pastatai Vilniui, atėjęs startuolis jis gali sutaupyti dar 15-20% energijos resursų. Tai yra labai ženklus pinigai, tai yra ženkli pagalba planetai, kada mes vartojam mažiau arba naudojam tiek, kiek reikia, o ne taip, kaip tiesiog visą dieną jungtas kondicionierius arba apšvietimas, ar ne, nepriklausomai nuo to, ar yra žmonių ar ne. Na, kad galvotume apie planetą, tai turi būti, kaip sakyt, labai plataus požiūrio, ne? Bet labai dažnai mes žiūrim visai čia arti šalia savęs, bet jeigu tu sakai, sutaupom 15%, tai tu gali negalvoti apie planetą, ne? Bet tu gali galvoti apie banko sąskaitą kiekvieną mėnesį, kad pastatas palieka tau dar plus 15% dividendų. Tai kaip ir atrodo visai argumentas. Bet vis tiek kažkaip tais, turbūt net ir tie startuoliai gal ne visą laiką pasiekė tos statytojus su tokia informacija, su tokiu krepšeliu, žinai, produktų, kad galėtų pasakyti, man irgi atrodo, trūksta kažkokio tokio produkto, kad kažkas ateina, išanalizuoja pastą ir sako, ei, hebra, žiūrėkit, mes čia dabar diegiam šitą sprendimą, jums šitas pastas lyginant su kitų pastų, minus ten 15% energetinių kaštų. Tai va, aš net nežinau, ar kažkas tą daro. Labai, labai gera mintis ir labai geras kampas ir tai yra viena iš sričių, kur mes bandom dirbti kaip bendruomenė, ar ne, surinkti daugiau informacijos į vieną vietą, ateiti pas klientą ir pasiūlyti jam platesnį sprendimų paketą, nes kur yra startuolis silpnybė, ar ne, jie dažniausiai daro vieną kažkokią dalį labai labai super gerai. Kai klientas yra didelis, kai pastatų portfelis yra didelis, jam reikia ne vieno, o 5, galbūt 15 sprendimų. Ir tada atsiranda labai didelis klausimas, o kas turėtų tą padaryti, ar ne? Tada pats vystytojas tradiciškai jisai neturi tokių inovacinių komandų, kurios galėtų gilintis į startuolių pitch deckus ir suprasti, kur ten kur susijungia, kas su kokio API dirba ir panašiai. Tai tą dalį iš tikrųjų gali ir užpildyti arba tų sprendimų distributoriai arba ekosistemos ir bendruomenė, kuri fasilituoja tą bendradarbiavimą. Tai kaip mes tai bandom spręsti, mes tiesiog tokiu būdu, kad mes sudedam šiek tiek, paimam daugiau startuolių vienu metu ir parodom jos pristatom kaip vieną daiktą, ne? Taip, kad tiesiog, kad padėti taupyti laiką, nes labai galima suprasti puikiai ir nekilnojamo turto kompanijas, nes įsivaizduokim, jeigu dabar, 300 startuolių pradeda sakyti, žiūrėk, aš noriu pristatyti savo produktą, ar ne, kas iš jų darbuotojų turėtų eiti tuos susitikimus, analizuoti, suprasti, pristatyti valdybą ir panašiai, ar ne, tai yra beveik neįmanoma, tai dėl to, ta dalis dabar dėl to viskas taip sunkiai lėtai eina, nes yra labai labai didelis spektras sprendimų, jie pakankamai pasiskirstę, yra ne tik startuoliai, yra senos žinomos kompanijos, kurios iš tikrųjų labai stipriai ateina į šitą žaidimą. Tai
lygiai taip pat ir mūsų bendruomenėje mes turim tą visą spektrą. Tai yra visiems tai yra didelis iššūkis tiek klientui, tiek sprendimo tiekėjui. Manau, ir pats su tuo susiduri, kiek yra klaustukų ir kaip sunku sujungti viską į vieną veikiantį, labai gerai funkcionuojantį sprendimą. Taip, nes visi turi kažkokią, tai kaip sakai, dalį sprendimo, ne? Bet kai tu sudedi tokį bokštelį iš 7 sprendimų, tai gaunasi 7 vietos, visų pirma, kur gali kažkas nueiti ne taip, ir jeigu jos visos veikia, žinai, nuosekliai, kad padaryti vieną tą sprendimą, tai iš tikrųjų yra sudėtinga. Tai, bet galbūt, jeigu, kaip sakai, yra, žinai, bendruomenė, kur yra jau atidirbtas tas kelias, jau tu turėjai, žinai, bėdų, žinojai, kaip jas įspręsti, ir galbūt tai būtų iš tikrųjų kelias judėti, nes kaip ir sakai, ateik, man papasakos kažkas 30 savo sprendimų ir aš turėsiu išsirinkti kažkurį vieną, kuris iš esmės tai visos problemos neįsprendžia, o sprendžia tik tą dalį, ne? Tada tu tampi mediatorium tarp kitų visų dalių ir tampa labai sudėtinga. Tai dabar aš suprantu jūsų PropTecho pačią esmę. Tai jūs einate kaip vienas darinys, tikėtina turite kažkokius tais jau galbūt konkrečius sprendimus, kuriuos galite pasiūlyti, kaip tą tokio platesnio kampo ir spręsti jau tą turbūt visą problemą. Visų pirma, mes tikrai į tai žiūrim maksimaliai plačiai. Bendruomenės tikslas visų pirma yra užauginti labai sveiką ekosistemą, ar ne? Kai sakau ekosistema, tai mes į tai žiūrim kaip į gyvą organizmą, kaip į ląstelę. Tai kad ląstelė būtų sveika, jos visos dalys privalo teisingai funkcionuoti. Tai tam, kad ta ekosistema užaugtų, tai joje turi būti ir sprendimų kūrėjai, ir nauji founderiai, ir investuotojai, ir klientai, ir mokslas, visas akademinis sektorius, ar ne, ir valstybė šiek tiek tame turi dalyvauti ir padėti tam dalykui inkubuotis ir plėstis. Tai kad labai puikiai paminėjai nuo pat pradžių fintech industriją, ar ne, ir jinai labai gerai parodė, ką jinai gali atnešti Lietuvai, ką gali atnešti ekonomikai, ar ne, kaip puikiai Lietuvoje gali augti revoliutai ir paskui užaugti ten iki šiemet, nežinau, 50 milijardų vertės, ar ne? Tai tokiu būdu mes matom, kad galima pakartoti sėkmės pavyzdį ir mes turim absoliučiai viską vietoj, tiek talentus, tiek pavadinkim smalsius klientus, ar ne, kurie pasiruošia sukurti kažkokią didelę pridėtinę vertę. Ne tik žiūrėti savo daržą ir ne tik savo, bet iš tikrųjų galvoti, o kaip Lietuva ar Baltijos šalis gali įtakoti pasaulinę nekilnojamo turto industriją, kuri patiria didžiulius iššūkius. Europos Sąjunga išsikėlus milžiniškus renovacinius tikslus, pastatų renovacijos ir tos energetinės klasės didinimo, kurių jie ne iš to dabar negali pasiekti, reiškia, yra didžiulė galimybė. Europa turi didžiulį tikslą, aiškiai užsirašė, apsibrėžė, jie privalo ten nueiti, bet jie negali ten nueiti. Tai ir yra galimybė tam inovaciniam potencialui. Ir investuotojai, investiciniai fondai tą galimybę skaičiuoja trilijonais dolerių, tai prasme, tai yra, tas rinkos dydis yra milžiniškas, dėl to mes ir dirbam su edukacija ir sakom, kad tai tikriausiai yra, jeigu ne 100-mečio, tai bent 10-mečio didžioji galimybė ateiti, bandyti, kurti, žiūrėti, kur yra spragos toj rinkoje ir ką galėčiau ten pasiūlyti. Tai iš tikrųjų tas pats ekosistemos tikslas ir bendruomenės tikslas yra skatinti tą tvarę transformaciją, ne tik skaitminę transformaciją, bet ir tą ESG pavadinkime, ar ne, tai social governance faktorių, ar ne, tas žiūrėjimas į žmogų, į socialinius elementus yra labai daug dalykų, kuriuos mes turim pergalvoti ir perdaryti, ar nereikia naujų sistemų. Sena sistema mes pamatėm, jinai aiškiai neveikia, jinai aiškiai nebefunkcionuoja ir tos spragos dabar vis atsiveria ir atsiveria. Tai reiškia, kad mes galim labai daug dalykų pagerinti, bet kai kurios dalykus mes tiesiog galim statyti nuo nulio ir manau idealus pavyzdys yra tas pats Airbnb, ar ne, kuris pamatė labai labai paprastą nišą, ar ne, tai pažiūrėjo kaip į žaidimą ir iš pradžių Airbnb galvoja, kad čia bus, čia tas projektas, kol mes sugalvosim kažką rimto, ką veikti gyvenime. Tai lygiai tas pats ir čia, tiesiog pasižiūrėti tą patį procesą iš kito kampo. Boltas pavyzdys, Uberis, puikus pavyzdžiai, kada mes turim seną industriją su daug problemų, visiškai neefektyviais procesais ir staiga mes išsprendžiam tą problemą. Tai visa tai ir yra skaitmenizavimas ir procesų supaprastinimas. Ir kas išlošia visą laiką tas galutinis vartotojas, kuriam nebereikia 30 skambučių daryti, kad išsikviesti taksi, kuriam nebereikia 30 aplikacijų, kad vaikščiot po biurą, ar ne. Tai pavyzdžiui, ką ir daro, sakykime, Flanko, ar ne, tam pačiam Cyber City Tesoneto ofise. Tai ir praėjimo kontrolės, viskas yra sujungta, įvažiavimas į parkingą,
mitingrumų bookinimas ir taip toliau. Tai sukuria tą vartotojo komfortą. Tai būtent tos kompanijos, yra daug kompanijų, kurios įsimyli savo vartotoją ir iš tikrųjų daro viską, kad jam padarytų tą gyvenimą geresnį, kad nuspėtų tos dalykus, kaip kalbėjau, kad kas ten dar galėtų įvykti, kad jam tik tai būtų geriau. Tai čia yra tame grožis, kada mes nustojam galvoti tik tai apie tą pinigų sumą, kuri krenta mėnesio gale, bet mes iš tikrųjų pradedam mąstyti daug plačiau ir galvojam, kaip tai paliečia žmonę, konkretų žmogų, kaip tai paliečia bendruomenę, kaip tai paliečia kultūrą, visuomenę. Tai dėl to tai tikrai nėra tik apie technologijas. Ta prasme, dabar yra unikali proga, tokios progos tikrai niekada nebuvo pergalvoti, kaip funkcionuoja miestas, pergalvoti, kaip funkcionuoja biuras. Ir būtent ir šitie dalykai labai labai stipriai verčia industriją keistis, nes visi pamatė, kaip staiga visi gali nebedirbti iš biuro ir ne, o dirbti, nežinau, iš Balio arba iš Tailando. Tai buvo nematyti dalykai prieš 10 ar 15 metų. Ten tikriausiai tik vienetai galėjo tą suleisti. Taip, tai vat, ir vienas iš tų mano klausimų, žinai, buvo, tu čia irgi užbėgai šiek tiek įvykiams už akių, apie tai, kaip per pastaruosius porą metų pasikeitė ta NT rinka, žinai, bent jau pažiūrėkime, mūsų Baltijos šalių skaupė, ir galbūt tam globaliam pasauliu. Kaip tu matai tokius ryškiausius tus pasikeitimus, apie kuriuos tikrai būtų verta susimastyti? Iš tikrųjų labai galima šitą klausimą važiuoti iš kelių kampų, ar ne? Tai vienas dalykas yra tos globalios super tendencijos, super trendai, kurie ateina tokie kaip dirbtinis intelektas, tokie kaip būtent visa ESG banga, tvarumo banga, žalioji banga. Tai yra faktoriai, kurie neišvengiamai privers keistis, jau jie verčia šiandien ir dabar. Tai tempas, kuriuo tobulėja AI sprendimai yra kosminis, bet kas domina dabar bet kurio industrijoje, tai palies visas industrijas. Tai prieš savaitę Elono Musko, ne prieš savaitę, šį savaitgalį, man atrodo, Elono Musko pristatyti robotai, ar ne, Optimus, tai jie galės atlikti krūvą funkcijų pastatuose, ar ne, tai užmirškim biuro administratorius, užmirškim pastatų priežiūros, daug specialistų, ar ne, kurie tą galės padaryti robotas tobulai, puikiai, ar ne, nes jis mintinai žinos kiekvieną kabelį, kur kas yra pravesta, kiekvieną laidą, o jai jūs jau galės nuspėti, kada koks nors vamzdis gali jau pradilti, ar ne, ir pakeisti prieš jam pradilant. Tai aišku, čia ta įdomesnė šiek tiek ateitis, bet kas pasikeitė dabar, tai ką mes matom ir kuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad pagaliau rinkos lyderiai ateina stipriai šitą žaidimą, jie identifikuoja ir validuoja šitos ekosistemos ir šitų pokyčių prasme. Tai pačios didžiausios kompanijos ir jų vadovai, akcininkų, savininkų lygyje sako, kad už 5 metų didžiausias konkurencinis pranašumas nekilnojamo turto rinkoje bus būtent technologinis pranašumas, nes visi gali tą patį klinkerį atsivežti ir visus tos pačius geriausius langus įsidėti, bet technologiniam kompetencijom reikia laiko, reikia žmonių, reikia know-how, o to know-how, tas know-how tik dabar formuojasi, nes sprendimai tik dabar sukūriami. Tai dėl to yra ypatingai svarbu kuo anksčiau ateiti šitą žaidimą ir pradėti domėtis ir pradėti eksperimentuoti ir truputį gal ir klysti ir tada mokintis iš tų klaidų tą, ką labai gerai moka startuoliai. Dėl to mes ir supratom, kad tas receptas ir buvo suvesti labai skirtingus žmonės į vieną erdvę ir leisti jiem neformaliai keistis tą informaciją. O tie pokyčiai, sakykime, ar Lietuvoje, ar pasaulinė rinkoje, jie visą laiką po truputį vyksta ir lygiai tą patį mes matom, kad didžiosios korporacijos valdančios trilijoninius nekilnojamo turto portfelius, jos pradeda dalyvauti Europos PropTech apdovanojimuose, jos pradeda sponsoriauti, jos pradeda užmegzti kontaktą su startuoliais ir aiškiai rodo tam didžiulį dėmesį. Tai kai jau įsitraukia patys didžiausi turto valdytojai, tai tada visiems tada kaip ir po truputį tampa aišku, kad čia svarbu, čia reikia žiūrėti, čia nepraeis, tiesiog taip neišnyks. Tai iš esmės mes dabar esam toj bangos papėtyti, ne? Kas lips į bangą, žinai, o kas bus po banga užmygęs ir neprisitaikęs. Ir skaičiai pernai metais mes parsivežėm tokius labai 2 didelius red flagus iš Europos PropTech apdovanojimų. Tai kaip tik buvo atlikta visiškai nauja studija apie Belgijos nekilnojamo turto rinką ir specialistai ten buvęs Europos vyriausias ekonomistas suskaičiavo, kad bent 20% Belgijos nekilnojamo turto rinkos, jeigu iš šiandien reikėtų visiems atitikti visus ESG ten žaliosius reikalavimus, tvarumo reikalavimus, bent 20% kompanijų, net ir uždirbančių pakankamai normalius pelnus, grėstų visiškas bankrotas, nes jie nepajėgtų investuoti tiek, kiek šiandien reikėtų pakeisti visus procesus, technologijas ir panašiai.
tai 20% nekilnojamo turto rinkos yra labai labai didelis skaičiai, ten dar 10% atsidurtų pavojuje, tai mes jau kalbam apie trečdalį, tai mes jau matėm per 8 metų finansų krizę, kas nutinka pasaulyje, kai nekilnojamas turtas pradeda šlubuoti. Tai čia yra rimti reikalai. O kitas red flagas buvo labai svarbus, kad iš tų 50 pusfinalininkų apdovanojimuose dalyvauja virš 400 startuolių, PropTech, CoinTech, iš visos Europos, nuo startuolių iki Scale-upų. Ir iš tų 400 dalyvių 50 pitchina gyvai į Briuselį. Tai iš tų 50 pusfinalininkų Lietuvą ir Baltijos šalis, neskaitant Lietuvos ir Baltijos šalių startuolių, buvo numatę plėtros etapą gal kokie 2 ar 3 kompanijas. Tai ką tai reiškia, kad jeigu mes jų čia neatsivesim patys, jeigu mes nerodysim, kad čia vyksta veiksmas, jeigu mes jų čia nepasikviesim, tai reiškia, kad skaudžiausiai tai pajus būtent nekilnojamo turto rinka, ar ne? Kadangi visos inovacijos nueis kažkur kitur, o laiko pasivyti tikrai nebus. Ta puikiai parodė automobilių pramonė, tą parodė Netflix ir taip toliau, ar ne? Kada tu, jeigu, kaip atsakė, jeigu jau neiššokai traukinį, jau tai yra tau didelė problema, nes transformacija vyksta labai greitai. Bet gerai, tu paminėjai užsienio šalyje vykusius apdovanojimus, kaip mes patys, su to PropTechu esam pajudėję, tai yra tų startuolių pas mus. Tai kaip tu matai, turime mes vilties kažką tokio sukurti, kaip pavyzdžiui Skype, kad sukūrė Estai, ne? Tai ar tu matai PropTech pas jūs organizacijai tokių perliukų, kurie panašu, kad gali šauti? Nemanau, kad čia be šansų, žinai, be šansų. Kam tu čia iš viso užsiemi? Manau, kad jau čia ir laikas, čia bus greitai ryščių tą iniciatyvą. Tai, ne, žinoma, jeigu rimtai, tai potencialas yra labai labai didelis. Mes matom pagaliau, tai paminėjau tos apdovanojimus, nepaminėjau, kad šiemet pirmą kartą dalyvavo lietuvių Scale-upas Exergio, kuris iš karto pateko į ne tik į pusfinalininkų 50, bet ir top 10. Ir tai buvo labai didelis parodė, visi buvo labai nustebę, iš kur čia dabar staiga atvažiavote lietuviai, niekada čia jų niekas nematė ir dabar staiga top 10, kas čia vyksta. Ir tada tiesiog pasižiūrint į jų rezultatus, ką jie daro, ar ne, tai jie žaidžia kojon su jų europiniais didžiausiais konkurentais, nors populiariai net Lietuvoje jie žino tik tie klientai, kurie su jais dirba, ten patys didžiausi klientai, kaip Swedbankas, Isnainai. O tai ką jie daro? Tai buvo būtent, aš nepaminėjau pavadinimo, tai buvo būtent tas pavyzdys, ar ne, kada jų AI sistema, ar ne, ateina į pastatą, pasijungia per visų rūsiuose skaitliukų ir sensorių, termostatų ir panašiai, ir juos labai išmaniai analizuoja AI pagalba ir iš tikrųjų nuspėja pagal klimatą, iš anksto atvėsina, iš anksto daro proaktyvius sprendimus ir tokiu būdu labai teisėjai atsižvelgiant į žmonių kiekį patalpose ir taip toliau, pagal labai labai daug begalės, nežinau, 10 000 parametrų, man atrodo, jie skaičiuoja, gal net dar daugiau. Tai būtent ir tokiu būdu jie sumažina labai stipriai tos ženklius energijos resursus. Tai yra PVKs, ar ne, kurie nėra visiškai PropTech'ų startuolis, bet jis veikia tam built environment, ar ne, jis veikia to išmanių miestų srity, tai vienas greičiausių augančių startuolių Europoje, ar ne. Tai tikrai yra puikių pavyzdžių ir potencialas, matant, mes ekosistemoje turim founderius iš tokių kompanijų kaip Facebookas, iš tokių kompanijų kaip IBM, tai tie žmonės, jie turi visą globalią patirtį ir jie tikrai gali sukurti tuos transformacinius, tuos globalius produktus. Tai čia, manau, ir visų susitarimas ekosistemoje yra, kad privalom, tam, kad sukurtume kažką labai didelio, mes privalom kreipdėmėsi į tuos tarptautinius tikslus. Ir kaip bandėm suvokti, ar mums čia kažko trūksta, gal čia mums, jeigu čia neteis koks nors, kaip fintechui padėjo Lietuvos bankas, ar ne, gal mes čia nieko nepadarysim, ar ne, kaip sakai. Tai pasirodo ne, kad sukurti sekantį Airbnb iš Lietuvos, tai reikia atsisėsti ir jį sukurti, ir ne, tiesiog daug klysti, daug nepasiduoti ir tiesiog padaryti. Tai turim visus reikalingus resursus. Ir kuo giliau lendam į šitą temą, kuo daugiau įtraukiam žmonių, kuo daugiau įtraukiam organizacijų, tas vaizdas tik didėja ir tų wow moments yra vis daugiau ir daugiau, ta prasme technologinis potencialas, universitetų technologinis potencialas, laboratorijos, ką jie turi. Kadangi niekada nebuvo kažkokio vieno informacinio lauko apie šitos dalykus, nelabai kažkas ir žinojo keletą žmonių, keletas įmonių, o visi šitie dalykai yra atviri, tai sujungus tuos tą potencialą ir atsivedus pakankamai žmonių, protingų žmonių į vieną kambarį, taip ir gimsta magiški sprendimai. Ok, tai skamba džiugiai. Na ir kilo iš to, kad matėm tą poreikį žmonių, kad žmonės labai daug iš tikrųjų permoka, yra labai daug tų nesąžiningų meistrų. Statybų organizavimo raktažodis jūsų įmonė buvo
pirmoje vietoje. Žmogus neturintis jokių žinių, jis tikrai tai nežiūrės. Didžiausia žmonių klaida yra, kad jie finansiškai tam nepasiruošia. Tai vėlgi pasiskaityti, pasiieškoti tos informacijos, bet ne Facebook grupėse. Kas šiai dienai yra būtent tas išmanus namas? Sprendžia tam tikras labai konkrečias problemas. Tai tie, kurie statosi jau antrą namą, tai jų įkalbinėti nereikia. Tikrai teko girdėti, kad žmonės sumoka tos avansus ir būna ir dingsta ir panašiai. Nedarykit patys. Nedarykit patys. O kalbant apie startuolius, buvo toks startuolis Tiltus, ne? Kiek žinau, esi prie jo prisidėjęs. Ar gali papasakot, kaip sekės? Tai čia tavo asmeninė iniciatyva šitas startuolis gimė? Taip. Tai kas tai yra, kur tai nuėjo, ką išmokai, kokie takeaways ir kas toliau? Na, jo, manau, kad vieną apie tiltus čia galėtume 3 kokias tiklavės nufilmuoti. Tai buvo tikrai labai ilga, įdomi ir dramatiška, net pavadinčiau, kelionė. Tai buvo mano antras PropTech startuolis, dalinai jis buvo pirmojo tęsinys, pirmasis buvo iš 2012 metais, kol dar nei tas terminas neegzistavo, kol dar nieks nesuprato, kam čia kažką daryti, nes tiesiog nebuvo pavyzdžių, nebuvo ko remtis, tai viską reikėjo surasti, kaip aš sakiau, pradėti piešti nuo balto popieriaus lapų ir jau žiūrint daug toliau. Tai Tiltus misija buvo labai paprasta, Tiltus misija buvo suteikti būsto pirkėjui supergalių. Suteikti informaciją, suteikti skaidrumą, tai iš esmės, ką mums pavyko padaryti per keletą metų. Mes išvystėm visiškai naują vartotojo patirtį, mes sukūrėm 2 dalių platformą, tokią kaip Boltas ar Uberis, ar ne, kada sistema sujungia vairuotoją ir klientą ir keleivį, ar ne, tai tokiu būdu mes sujungiam vystytojo komandą tiesiogiai su pirkėjais, suteikėm galimybę palyginti bet kurį projektą pagal 100 parametrų, naudojam mašininio mokymosi sprendimus, kurie padėjo nuspėti, pavyzdžiui, jeigu žmogus registruodamasis programėlį įveda informaciją, kad, pavyzdžiui, jisai turi 2 vaikus ir šunį, ar ne, mes iš karto galim nuspėti tam tikrus dalykus ir sakyti, žiūrėk, tu turi šunį, ar ne, tai tau reikia įvedžioti, tai vat iš šitų projektų, kuriuos tu ką tik atsirinkai, šitie turi žaliąsias zonas, arba čia yra arčiausiai parkas, padėti sukramtyti informaciją, padėti vizualizuoti informaciją, nes tame buvo didžiulė spraga, nes niekas nemoko žmonių, kaip ypač pirmą kartą nusipirkti būstą, ar ne, mes tam neturim nei vienam, nei mokykloje, nei universitete apie tos dalykus nemokom, šeimos tikrai ne visos gali toje vietoje patarti. Tai aš ir kūriau kompaniją, kuri turėjo atsistoti sieną to būsto pirkėjo interesams ir įgalinti padėti. Tai lygiai tie patys principai, apie kuriuos kalbėjom, tai buvo skaitmenizuoti procesą ir jį be galo supaprastinti, kad vieno mygtuko paspaudimu aš galiu judėti mane tas vedlys veda ir aš galiu priimti labai teisingą sprendimą, paremtą ne tik emocijom, kas dabar yra labai dažnas dalykas, bet ir labai daug duomenų ir gebėti palyginti. Mes juokavom taip, kad daugiau informacijos pirkdamas mikrobangę ir galėdamas ją palyginti, negu pirkdamas būstą, nes visi būstai, kaip bebūtų marketingistų kalboje, yra jaukus, erdvus, arti centro 20 kvadratų pilaitai. Tai dėl to, kai skaitai, ar ne, yra labai iš tikrųjų sunku suprasti ir susidaryti įspūdį. Dėl to buvo labai gražu žiūrėti, kad tie pradiniai vystytojai, ar ne, jie iš tikrųjų pamatė tą galimybę, jie įsitraukė į platformą, jie suprato, kad procesas gali vykti labai sklandžiai, jis gali vykti visiškai kitaip, negu mes esame pratę. Tai o ar vystytojui fainai iš tikrųjų, kai klientas gali jį objektyviai palyginti su kitų projektų, nes iš kliento pusės, tai čia žinai, atviras kortas, ne? Vystytojas nori save parodyti iš gražiosios pusės. Kaip su šituo sekėsi sukovoti? Iš tikrųjų sekėsi visai gerai ir visą laiką reikia tų pirmųjų vėliavnešių ir ko mes galim didžiuotis Lietuvoje, mes turim gerą tą nekilnojamo turto kokybę, ar ne, tikrai galima surasti rinkų, ypač atostogų šalise, ar ne, kur yra kepama bet kaip ir belenkaip, ar ne, nes pasaulinis klientų srautas non-stop, čia įmonės vis tiek rūpinasi savo reputaciją ir tas lygis jis vienareikšmiškai yra tiek biurose, tiek gyvenamosiuose yra labai aukštas. Atvažiavęs Skandinavai pasivaikščia po mūsų biurų pastatus, nesuvokia, kaip tokiais biudžetais įmanoma išspausti tokią kokybę, nes pas juos tai būtų kainavę, nežinau, 2 kartus brangiau ar
ar kelis kartus brangiau. Tai dėl to viskas prasideda nuo tų pirmųjų lyderių, nuo tų pirmųjų kompanijų, kurios nori ir kelti tą kokybės kartelę. Tai dėl to, ačiū Dievui, mes jų dabar mes jų turim pakankamai, turim kritinę masę ir vat jos ir žinoma, kad jos įsitraukusios į ekosistemą ir pirmosios ir neša ir veda visus į priekį, rodo pavyzdį, nes be to pavyzdžio nelabai kažką daug ir padarysi. O tai atrodo viskas puikiai sekės. Tai kas toliau nutiko? Tai, nes, kaip žinau, dabar jo kaip ir nėra. Taip, tai istorija ilga, tai jeigu visiškai trumpai, tai pats developmentas, pats kūrimas tos programėlės, tos platformos, tai tikrai nebuvo tik programėlė, užtruko darimai ir perdarimai, užtruko beveik 4 metus, kol tai vyko, ar ne, ir kol mes sugebėjom prieiti prie to taško. Ir tas paleidimo taškas įvyko pačiu geriausiu istoriškai nekilnojamo turto rinkoje metu, 20 metų kovo 30 dieną, kada tu atneši produktą ir pasakai, žiūrėk, tu gali rezervuotis į būsto apžiūras, tu gali palyginti projektus ir tas staiga visi projektai užsidaro, jokios apžiūros nevyksta, niekas nevyksta ir mes turėjom situaciją, kada tiesiog tai labai buvo surišta su finansais, nes mes be palidinėdami mes ieškojom pinigų, investuotojų visą laiką ir ne, kad tą dalyką palaikyti, nes aš pats nebuvau tech founderis, aš turėjau samdyti komandas, kurios dirbtų ties to, ar ne, ir jos tu toks idėjinis lyderis. Taip, idėjinis atėjęs iš tos industrijos, ar ne, su know-how, bet tai ir buvo tas momentas, kada paleidimo metu, ar ne, kai tu išeini ir tu paralyžiuotas ir tu negali funkcionuoti, tai nebuvo viena priežastis, aš tikrai nekaltinu pandemijos, tik tai. Tai buvo ilga tąsa, bet tai buvo tas momentas, kada iš tikrųjų dalykai tiesiog pradėjo važiuoti žemynės, nes ir investuotojai supanikavo, nebežinojo, ką daryti ar ne, tai užsiryšo finansavimas ir ten kažkiek tų mėnesių užteko, kad tiesiog tas daiktas atsidurtų po vandeniu. Kol kas jis taip dar ir yra. Kaip darytum kitą kartą? Geras klausimas, labai sunku pasakyti, ta prasme, tikrai daryčiau kažkaip kitaip, bet kai darai pirmą kartą, tų shortcutų kažkokių nėra, tu turi atrasti, be bandydamas, be darydamas, tai. Taip, supratau, tai. Žinau, ką daryčiau, kas bebūtų. Bet iš esmės, tai kas? Programa, jinai, kaip jūs turbūt yra praktiškai sukurta, ne? Tai jeigu nori, susirandi finansavimą, tai gali būti, kad iškils. Aš labai tikiuosi, čia manau yra ir naujos komandos ateityje klausimas ir yra būdų, kaip... Tai dar nepaleidai šitas minties? Ne, jokių būdų. Tiesiog matau, kad dabar, kodėl dabar to dėmesio reikėjo daugiau proptechų iš esmės, nes yra tam tikri klausimai, kurie dabar dega nekilnojamo turto rinkoje. Iš tikrųjų, būtent prisitaikymas prie tos tvarumo revoliucijos yra tai, kas dabar visiems yra be galo svarbu ir dėl to visi kiti dalykai eina į 2, 3, 4 planą. Tai dėl to atrodo, kad būtent dabar fokusas turėtų būti ten, kas iš tikrųjų yra kritiškai svarbu. Visi kiti dalykai, jie ateis irgi savas laikas. Ok, bet kai tu sakai, tvarumo revoliucija, taip, tai ne visi žino, kas laukia ateityje, ypatingai tų didžiųjų pastatų, tai ar tu gali pasakyti kažkokius key pointus, kad mes suprastume, kur yra ta problema ir su kuo mes nesusidarojam dabar? Problema yra labai aiškiai matosi pasižiūrėjus, kokia tarši yra nekilnojamo turto industrija, ar ne, tai NT sektorius yra atsakingas kartu su statybos sektorium, atsakingas už 40% CO2 emisijų, 40%. Tai reiškia, jeigu pasižiūrėti, ką reikia tvarkyti, tai visų pirma reikia tvarkyti čia. Ir galimybės yra kosminės ir jau mes ir Europoje turim pavyzdžių, kada kompanijos išranda 80% CO2 pėdsako mažesnių turintį betoną, bet problema ta, kad ES reglamentavimas tokio dalyko ir sertifikavimas užtrunka nei daug, nei mažai 10 metų. Tai reiškia, ta revoliucija dėl to jinai eina lėtai, nes yra labai daug niuansų užkliusiuose, kuriuos tu turi praeiti, kuriuos tu turi išgyventi tos 10 metų prieš pradėdamas pardavinėti savo produktą, investuoti didžiulius pinigus į to produkto developinimą, ar ne? Tai čia valios vienetai gali turėti, tarsi... Kaip ir bet kur kitur, ar ne? Tikriausiai nei raketas SpaceX nebuvo labai lengva padaryti, ar ne? Ir padaryti 10 kartų pigiau negu konkurentai, nei kažkokias kitas inovacijas įdėkti, ar ne? Nei Netflix'ui nebuvo lengva sugalvoti apie streaminimą 20 metų atgal, ir ne, kad turės būti taip. Tai yra entreprenerių kelias, tai yra tų žmonių, kurie mato tą viziją ir be jos negali gyventi ir jie vis tiek kaip bebūtų darys. Ir manau, tame yra grožis. Tai o
laikas, tarsi, o galimybė padėti eiti šituo keliu ir iš tikrųjų motyvuoja, nes labai, labai aiškiai matosi, kad iš to gali vykti kažkas didelio, kažkas svarbaus. Tai tas būtent impactas ir labiausiai ir veda į priekį, kad čia nėra kažkoks, kad mes turėsim labai smagiai kažkokius žaisliukus ar ne technologinius, čia bus faina, čia galėsim balsu atsidaryti garažo duris. Čia ne apie tai. Žaislai irgi turi savo vietą, viskas turi savo vietą, bet mes kalbam apie iš tikrųjų, kad kaip mes turėtume įsivaizduoti naujus miestus, ar ne, nes kažkada miestai pasens, juos reikės perdėlioti iš naujo, ar ne, tai mes turim dabar labai gražių pavyzdžių pasaulyje, kada mes orientuojam tos miestus į žmonės, ar ne, mes iš tikrųjų žiūrim, kaip tas žmogus tenai jausis, kaip gyvens, kaip funkcionuos. Tai ateis ateities miestai, ateis 3D printeriai, ateis robotizacija. Tai yra ir apskritai visuomenės laukia labai labai dideli išbandymai. Tai dabar mano gal toks ir asmeninis tikslas yra tame padėti jiem pasiruošti šitiem pokyčiam, padėti prisitaikyti, sukurti kažką į priekį, kad tie visi dideli pokyčiai taip negazdintų, nes jie neišvengiamai ateina ir mes turim tą atsparumą kažkokiu būdu susikurti, išsiugdyti. Martinai, labai jaučiu, kad jauti meilę ES reglamentavimui, žaliajam kursui, na ir visai šitai krypčiai. Bet kartu su tuo ateina ir tokia nemaža prievarta ir biurokratizavimo dalis. Tai aš klausiausi pokalbio su Ilja Laurusu, kuris kalbėjo ir minėjo, kad, pavyzdžiui, lyginant Europą ir JAV, tai Europos BVP yra lyginant su Afrikos vargšom šalimis, lyginant su Amerika. Tai nemanai, kad žalesis kursas yra gerai, ne? Bet ar mes ten nueisim, jeigu mes pradėsim visiškai stabdyti ir stagnuoti ir pradės stoti mūsų ekonomiką? Ačiū už klausimą, Ramondai. Labai linksmai pasakyti meilė Europos Sąjungoje, ar ne? Tai iš kur ateitų tas meilės momentas, ar ne? Yra labai gerai, kada aš aiškiai mačiau 2019 metais dalyvau MIPIME, vienoje didžiausių konferencijų Europoje. Ir arogancijos lygis, kuris matėsi nekilnojamo turto rinkos dalyvių akise, kalbant apie tvarumą, apie inovacijas, buvo maksimum. Ta prasme, visi buvo tokie sėkmingi, tokie turtingi. Ir kad jiem reikėtų staiga dabar kažką daryti geriau, keistis, taikytis prie kliento, galvoti, koks čia mental health bus pas žmogų biure, jiem buvo absoliučiai neįdomu, nes yildai labai labai geri, jie švenčia gyvenimą ir viskas buvo super. Jau praėjo, kas išgyveno krizės, jau visi šventė, visiems buvo labai labai super. Bet, pasižiūrėjus tą patį grįžus prie to pačio skaičiaus 40% CO2, ar ne, mes rodom, kad kažkas yra negerai, kad industrija yra žiauriai tarši. Mes matom, kur eina planeta, mes tikrai galim atrasti ir tokių gąsdinančių paskaičiavimų mokslininkų, ar ne, tai kur eina visa civilizacija ir neina labai teisinga linkme. Tai aš visai nežiūrėčiau į Europą, ne Europą, visiems reikia susiimti, visiems reikia tiesiog daryti dalyką geriau, nes jeigu mes galim gaminti betoną išskiriant 80% mažiau CO2, kodėl mes iki šiol to nedarėm, ar ne? Atrodo, toks no-braineris, kaip ir lyg tai taip ir turėtų būti. Ir tas paskatina mąstyti dar plačiau, ar ne? Tai gaminkim betoną gaminkim iš atsinaujinančių, ne tik betoną, ne konstrukcijas, gaminkim iš kanapių pluošto, gaminkim iš to korks, kuris yra vyno kamščių, ar ne? Yra labai daug ekologiškų medžiagų, kurios galėtų būti naudojamos ir yra naudojamos. Tai kalbant apie Europą, kas yra labai gerai, kad Europa ateina ir yra tas momentas dabar carrot and the stick. Europa ateina su the stick ir spaudžia industriją tvarkytis ir keistis, ar ne, per bankus, per reguliavimą, bet neatneša ir labai daug pinigų. Žalesis kursas, jo finansavimas yra apie 100 milijardų, man atrodo, ar ne, ir tai yra pinigai, kuriuos gali pasiimti ir industrija tam, kad neatsinaujintų, atsišviežintų, pasiruoštų ateičiai, būtų geresnė, efektyvesnė ir tą gali pasiimti inovatoriai, kurie atneš tos sprendimus. Tai kaip ir išlošia visi, išlošiam planetą, išlošiam mes kiekvienas, kuris kvėpuojam mažiau užterštą orą, ar ne, gyvenam geresnėse sąlygose. Reguliavimas reiškia mažiau toksinių medžiagų dažuose, reguliavimas reiškia privalomą vėdinimą, ar ne? Mes turėjom puikų insightą iš vieno iš startuolių,
kurie kūrė labai išmanius oro kokybės sensorius, radiacijos sensorius, pavyzdžiui, visiškai nauja plotmė, apie kurią dar niekas nekalba, bet kuri yra labai labai svarbi. Tai jie išskaičiavo, jų algoritmas išskaičiavo, kad kaip patalpose atsiranda tam tikras CO2 ir drėgmės santykis, visi pradeda sirgti. Reiškia, tai yra tobula terpė virusams sklisti, ar ne? Tai visas ofisas, visi pradeda sirgti, ar ne? Ką tai reiškia? Tai yra papildomas finansinis krūvis šeimom, papildomas finansinis krūvis žmonėm, ar ne? Kam to reikia? Tai būtent per šitą prieimą, per šitą kampą mes galim užbėgti labai daug dalykų už akių, ar ne? Ir mes galim, aš pats asmeniškai labai tikiu sprendimais, kurie padės su žmonių mental health, ar ne, kad žmonės turėtų visą, sakykime, emocinę įtampą, ar ne, kad mes nebeišeitume po blogo skambučio su klientu ar blogo susitikimo, neišneštume tos energijos į gatves, ar ne, į Vilniaus kamščius ir šeimas, ar ne, kad visi tie dalykai turėtų padėti žmogui. Tai ir tam yra labai, labai daug sprendimų. Tai ten galima pradėti nuo high-tech sprendimų, ar ne, ten, kurie gali padėti žmogui suharmonizuoti energetinį krūvį ir panašiai. Yra galima low-tech sprendimų, kuriuos aš labai mėgstu advokatauti, tai tiesiog emocinio paleidimo kambarį, ne, duokim žmogui, kur išsirėkti, sukurkim jam patalpą požeminiam parkinge, kuris galėtų išsirėkti ir išeiti laimingas, užmiršęs viską, kas buvo blogai tą dieną. Visiškai nesunku padaryti, ar ne, bet va čia atsiranda vienintelis stabdis yra ne pinigai, nereguliavimas, bet mindsetas. Tai dėl to man ir be galo yra smagu dirbti šitoje ekosistemoje ir ją vesti aukštyn, vat laiptais, po daug laiptų aukštyn, todėl, kad ten yra tie motyvuoti žmonės, tai yra tie motyvuoti žmonės, kurie sako, reikia, padarom. Tai prasme, nesvarbu, kad kiti nedarė. Kaip pavyzdys, Isnain, ar ne, pradėjo sertifikuoti pastatus, nežinau, gal 16 ar 17 metais, kol tai kainavo labai didelius pinigus, kol niekas absoliučiai to nedarė, dėl to, kad jie suprato, jie žiūrėjo daug metų į priekį ir dabar jau tai yra normalus standartas ir jau kaip tu privalai daryti, kaip tu be sertifikato, ar ne? Tai čia tame ir grožis, kada tu dirbi su vizionieriais ir tu rodai pavyzdį. Tai tas labai įkvėpia vieni kitus. Mes visi vieni kitus įkvėpia, ta prasme, tiek sprendimų kuriejas, tiek tas. Tai va, jeigu atsakiau klausimą. Taip, bet ar užteks mums pinigų tą žalią kursą pasiekti? Kaip ir sakau, tai yra tikrai ne pinigų klausimas. Čia yra noro klausimas, čia yra mentaliteto klausimas, čia yra lyderių pavyzdžių. Žmonės daro ne tik dėl pinigų. Čia jie didžiąją dalį yra vedami idėjas. 100%, ta prasme, ir kas yra pinigų faktorius labai svarbus, kaip tu sakė, ne, at the end of the day, jeigu tas sprendimas neatsiperka, jis niekada neturės jokio potencialo, bet ką startuoliai išmoko ir ką jau mes girdėjome iš tų pačių irgi didžiausių korporacijų Europoje, kad startuoliai atsineša sprendimą ir sako, žiūrėk, mano programinė įranga kainuos tau 1 eurą už kvadratinį metrą, bet aš tau garantuoju, kad tu sutaupysi bent 2 arba 3 eurus už kvadratinį metrą, ne, tai tada ką tai reiškia, jeigu tau tai kainuoja 500 000 eurų, bet tu sutaupysi 1,5 iš karto, tai čia brangu ar nebrangu, ta prasme, ne? Tai dėl to mes taip ir su mano mentoriu, mes visą laiką turėjom tą filosofiją, kad niekas nėra nei brangu, nei pigų, yra arba apsimoka, arba ne. Ir tie sprendimai tikrai eina link to ir jiem reikia laiko. Mes žinom, kad technologija atpigtų, jai reikia didelio skeilo, jai reikia plėstis. Tai tam reikia laiko, tam reikia ir tuos 10 metų kartais pralaukti, jeigu tu esi medžiagų industrijoje, arba tiesiog išgyventi su savo, kol tu atpiginsi kažkokį sensorių, ar ne? Ir potencialas yra įspūdingas, nes mes dabar jau matom, iš tų, kas dalyvauja tose apdovanojimuose, matom, kad žmonės jau kuria naujus standartus, kurie būtų jau toliau ir saugesni, ir geresni, ir greitesni negu Wi-Fi'us ar Bluetooth'as, ar ten dar kiti, kuriuo aš net ne visus ir metinai pasakyčiau. Žmonės kuria sensorius, kurie nuo dienos šviesos, kad jų nebereikėtų keisti baterijų, kad jis nuo dienos šviesos įsikrautų arba nuo paprastos apšvietimo lempos ir veiktų 10 metų, ar ne? Tai labai labai keičia prieimą ir supaprastina tų sprendimų dėgymą, nes vienas dalykas, kad tau reikia kabelius išvedžioti per savo visą dangoraižį, kad kažkas tai veiktų. Taip. Kitas dalykas, kai kažkas eina su sprendimu, kuris sako, žiūrėk, tai veiks 10 metų. Relax, ta prasme, viskas bus gerai. Tai dėl to tam reikia daug iteracijų, daug pokyčių ir tikrai ne visi tam yra pasiruošę, tikrai ne visi taip greitai pradės daryti, bet mums visų ir nereikia, mes matom, kad yra tie lyderiai, kurie rodo pavyzdį, kurie žino ir investuoja ir supranta, ir jiems tai yra prasminga, ir jie galų gale supranta, kad
jie irgi kai kurie jaučia atsakomybę, kad tos problemos, kurios bus sukeltos dabar, tai ne ant kažko kito, bet ant jų vaikų, ant jų anūkų pečių, ar ne? Čia reikia labai didelio sąmoningumo, kad taip turi galvoti. Būtent, tai čia esminis žodis sąmoningumas. Ir jis, kas svarbiausia, jisai kyla, jis tikrai kyla Baltijos šalyse, jis kyla Europoje, jis kyla pasaulyje. Tai... Ok, kokie mes būsim po 10 metų? Tai po 10 metų mes, kaip Lietuva, kaip Baltijos šalis... Pagal Martiną. Taip, aš tikiu, kad mes galim būti labai sėkmingi, aš manau, kad mes galim būti pavyzdys tiek Europai, tiek pasauliui. Tendencijos labai aiškiai parodo, kad fintechas sukūrė 400 vienaragių per 10 metų, tai yra 400 kompanijų vertų virš milijardą. Tai sukurkim nors 5 tokias iš Lietuvos, jau bus visai neblogai, tai dėl to aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad PropTechas gali užauginti ne vieną vienaragį, plus matant mastą problemos, ar ne, industrija verta 213 trilijonų per metus. Tai yra labai didelė rinka, kuri iki šiol nepatyrė ne vienos skaitmeninės transformacijos ir jinai atvers labai daug galimybių. Tai dėl to mes neturėtume mąstyti jau nebe apie vienaragius, mes turėtume mąstyti apie 10 ragius, link ko eina Vintedai, sakykime, ar ne jau, mes turėtume mąstyti apie 100 ragius, nes tas, kas pradės spręsti šitas globalias problemas, kurias turi Lietuva, Amerika, Kinija ir Indija, visi vienodai, ar ne? Tai truputį kažkas tai skiriasi. Tai tie, kas išspręs globalias problemas, jie keis tą žaidimą iš esmės ir ten bus labai daug didelių ir turtingų kompanijų. Ir visos kreivės, jeigu lyginant kaip dabar visosi PropTechas, tai jis yra maždaug, sakykime, 7-8 metai ten, kur buvo fintechas. Dar šiek tiek laiko reikia, bet kaip mes sakom, mes ateinam ant milžinų pečių. Tai, ką padarė fintechas, supaprastino procesus finansavimą, tai, ką padaro legaltechas, padaro sandorį lengvesnį, tarptautinius sandorius lengvesnis, ar ne, uždėk ant viso to AI, uždėk privalomus pokyčius ir mes matom, kad dalykai gali akseruoti kosminiu greičiu, tikriausiai tokiu, kokiu mes dar nematėm. Įdėkim robotizaciją, ar ne, įsivaizduokim, ką reikštų administruoti pastatą, kai tu žinai absoliučiai visą informaciją ir tu gali, tau nebereikia daužyti sienos, kad atrasti kažkokį neveikiantį laidą. Tai ir mes realu tikėtis robotų pastatuose per 10 metų? Mes čia jau minim gerus pavyzdžius, ta prasme, tai Elonas Muskas ir savo, kad kad tikriausiai Tesla bus verta 25 trilijonų ir robotai ir bus būtent tas pats didžiausias produktas ever pasaulyje, ar ne, ir jis jau dabar šią savaitę vaikšto ant scenos. Kalba apie tai, kad jie bus pakankamai perkami 25-30 tūkstančių dolerių. Būtent. Tai mes žinom, paklaida kartais ten būna 4 metai nuo produkto paleidimo, bet nepriklausant nuo to, tie tikslai dažniausiai būna pasiekiami. Tai aš žiūrėjau tas skaidrę, kurie buvo uždėti visi robotai, ne tik Optimus, bet ir visi kiti, ir jų yra labai daug. BMW gamyklose jie jau normaliai surinkinėja detalės, tai ką keli metai atgal darė žmogus, jau tą pilnai padaro robotas. Tai neišvengiamai, čia net nėra kalbos, ta prasme. Tos žinios, jeigu mes galim klausimą administratoriaus, kuris dirba ten, nežinau, 6 mėnesius, ar ne, ir tu paklausi ten, kur yra kažkas, arba tai ir žinios dirbtinio intelekto ar nevaldomo roboto, kuris žinotų viską apie pastatą ir jis gali suteikti tokio lygio kokybinį informaciją, kurios žmogus niekada negalėtų suvirškinti. Nei suvirškinti, nei apdarot, nei padaryti kažkokį išvadą. Taip. Na, čia kitai. Matyt, nemažai tau tenka susidurti su PropTecho technologijomis, tai realių jų pritaikymų. Ką esi matęs gero įsimintino pasaulį, ką galbūt norėtum matyti ir Lietuvoje, gal jau pamažu ir kūrėsi, bet ką verta būtų paminėti? Na tai iš tikrųjų tiek lietuviški, tiek europiniai sprendimai, kaip ir minėjau, jie artėja prie to pačio lygio, galbūt tik tai skaičius mūsų rinkoje dar kol kas yra mažesnis, bet tendencija yra tikrai tik augimo ir, sakyčiau, greito augimo, bet iš tokių dalykų, kurie, sakykime, yra daugiausiai įsiminę, tai kas žavi, kad praktiškai kiekvienoj vertikaliai, kiekvienoj temoj yra vystoma labai daug įspūdingų inovacijų. Tai, sakykime, nuo technologijos, kuri pašildo vandenį duše, nes pasirodo, kad žmonės išleidžia ten kelis milijonus kubinių metrų, ten daug olimpinių stadionų vien tik tam, kol palaukia, kol tas vanduo. Jo, kol pakyla. Tai būtent, tai į kiekvieną tą problemą
skirtingos kompanijos ir skirtingi inovatoriai eina gilin ir praktiškai kiekvienam žingsnį galim surasti, kaip padaryti kažkokį sprendimą geresnį. Tai labai dabar didelė tendencija naujų medžiagų kūrime, tai ir mišiniai iš grybų, ir kavos tirščių, ir turim Lietuvoje kuriančius šitos naujoviškus mišinius. Tai Strato kompanija, kuri yra laimėjus ir NASA's apdovanojimą, nes jie kūrė ateities medžiagas, kurias būtų galima naudoti kosmoso stotyje. Tai to potencialo tikrai čia yra labai daug. Sprendimai, kurie leidžia pasižiūrėti, sakykime, jeigu mes dabar matom pastatą kaip tokį teršiantį aplinką ar ne, kuris prisideda prie globalių problemų kūrimo, tai tie pastatai gali būti globalių problemų sprendėjai, nes atsiranda ekologiški mišiniai ar ne, kurie leidžia surinkti CO2 iš aplinkos ar ne tik teršti. Atsiranda technologijos, tokios kompanijos Solitaire, pavyzdžiui, kuri stato prie viso pastato vėdinimo sistemų, ten, kurios vėdina aušina, sakykime, aš dabar kalbu apie tos didelius biurų pastatus, ar ne? Tai tiesiog stato savo technologiją, kuri tuo pačią proceso metu, kol pastatas vėdinasi, aušinasi, jinai surinkinėja CO2 iš aplinkos ir paverčia tam tikrais milteliais, kurios paskui galima toliau naudoti statybos proceso metu. Tai pastatas dirba kaip oro valytuvas, realiai miestui. Tai reiškia, jeigu dabar kuo daugiau pastatų, tuo didesnė problema, tai jeigu visi naudotų šitą technologiją, tai reiškia, kuo daugiau pastatų, tuo mes mažinam problemą, ar ne? Tai galimybių tame yra. Galimybės yra absoliučiai neribotos ir jeigu iš kitų pavyzdžių, ar ne, tai vat praėjusiu metu Europos PropTech startuolio apdovanojimą pirmos vietos laimėtoja buvo kompanija Leko Labs, tai jų robotizuota technologija surenka pastatų dalis gamyklai ir pastato 15 butų 4 aukštų pastatą pilnai medinį per 90 dienų statybos aikštelėje. Įdomiausias dalykas tas, kad jų ta technologija robotizuota, kuris sukuria tą sakykime, rėmą, pavadinkime, ar ne, tas pastato dalis, ten sienas ir taip toliau, tai jinai taupo 90% klijų tradiciškai naudojamų to industrijoje ir 50% medienos. Kaip taip? Tai yra pakankamai jaunas startuolis, pritraukęs ten varganus 20 milijonų investicijų, ar ne, jisai stato efektyviau ir taupo pusę miškų, ar ne, vienais iš pirmųjų savo gyvenimo metais. Tai tik parodo, dėl ko taip svarbu, dėl ko mes čia stengiamės ir dėl ko mes matom, kad čia reikia dėti labai labai daug dėmesio ir supažindinam su tuo kitus, nes tas mažas startuolis, jis gali tiesiog parodyti visiems, kad palauk, jeigu aš sugebu stupyti, kodėl tu nesugebi, ar ne? Tai čia tame yra ir grožis, kad mums reikia tų pirmųjų pavyzdžių. Ir ta konstrukcija tiesiog testuose, jinai yra dar 10 kartų stipresnė už betoną. Tai spaudimo testuose, ar ne? Oho. Tai ar mes galim šiandien sau leisti, ir jeigu mes sakom, medis yra tvari statybinė medžiaga, dėl kurios galima tikrai pasiginčyti, tai nėra vienareikšmiškas dalykas, bet tikriausiai jeigu pasižiūrėtume, ar mes sutaupom pusę to, ar ne, tai va čia ir prasideda diskusija. Bet jo, čia tie mediniai pastatai, bet vėl čia mindsetas mūsų toksai lietuvis, pabandyk įkalbinti kažką tai pastatyti medinį daugiabutį. Ar yra pas mus Lietuvoje bent vienas? Jų tikrai būtų ir galimybių ir technologijų, kaip ir sakau, kad ir panaudojant šitą technologiją, nuostabus, įdomus pastatai, vėlgi reguliavimas. Šiuo atveju trupučiuką Lietuvos reguliavimas stringa toje vietoje, priešgaisriniai reikalavimai dar nepasiekia, dar jie truputį paranoiški, nes neturi patirties, neturi ko remtis, bet tai irgi tiesiog laiko klausimas ir vėl, kuo daugiau mes parodysim, kuo daugiau atnešim, sakysim, žiūrėkit, tai veikia, tai padeda, tai tuo greičiau ir tie reikalavimai pasikeis. Technologijos, disruptive technologijos tokios yra, tai prasme, Uberio reguliavimas atėjo po 10 metų, tikriausiai visi pradėjo galvoti, o ką čia reiškia, čia darbuotojas ar nedarbuotojas, ar ne? Ir tada staiga visi kviečiasi technologijų atstovus ir pradeda mokintis, pradeda suprasti sistemą, tai 10 metų prireikia. Tai va, ir reguliavimas kartais atsilieka 10 metų, bet ir technologijos dažniausiai būna prieki reguliavimo. Žinom, stipriai prieki. Ir vėl grįžtant prie investicinės PropTecho pusės, ne? Ką reikėtų žinoti verslininkams norintiems investuoti į PropTech? Na, aš manau, kad tas principas, kurį paminėjau, kuris galioja tiek verslui, nekilnojamo turto verslui, tiek startuoliam, ar ne, kad tai yra, jeigu ne 10-mečio, tai 10-mečio galimybė, tai lygiai tą patį aš drąsiai galiu sakyti ir investuotojams.
Nenoriu aš per daug nupiešti per kažkokius rožinius sakinius tik dėl to, todėl kad tiem dalykam dar šiek tiek reikia laiko. Jie ir startuolių kiekis dar yra sąlyginai mažas, sakykime, Baltijos šalyse, ar ne, jeigu mums tiek rūpi mūsų regionas. Į investicinio fondo PropTech'ui mes neturim nei vieno Baltijos šalyse. Tai čia yra tas vištos ar kiaušinio problema, kur aš tikrai tikiu, kad tas dalykas pasikeis. Ir vienas iš būdų greičiau tą dalyką pakeisti yra ne tik laukti, kol mes patys viską sukursim, bet pasikviesti ir daugiau. Dėl to mes ir pozicionuojam Baltijos šalis kaip tokį ateities PropTech'o hub, ar ne, Europos sandbox, ar ne, kur čia gali atėję startuoliai išsibandyti, greičiau atsidaryti duris, nes procesai pas mus iš tikrųjų pasiekti klientą, pasiekti svarbų klientą, pasiekti sprendimo priėmėją, kartais yra 10 kartų greitesni, arba kartais tiesiog kitose rinkose tai yra neįmanoma. Ir tą tikrai žinau iš pirmų lūpų. Ir tą mes galim padėti, tą mes galim pasiūlyti ant stalo ir sakyti, žiūrėkit, mes esame išskirtiniai tuo, kad pas mus sprendimai gali būti priimami greičiau. O kaip atrodo tas investavimas? Jūs tai, tarkim, aš žinau, yra, ne, PropTech'as, aš ateinu su pinigais, žinau, kad čia kyla banga, turiu ekstra kešo, ką man daryti? Jeigu visiškai atvirai, aš manau, kad pats geriausias planas, ypatingai jaunoji ekosistema, ar ne, tai yra prisijungti prie egzistuojančių struktūrų, ar ne, tai yra Litbanas, tai yra keli investiciniai fondai, ar ne, kurie yra aktyvūs rinkoje, profesionalūs investuotojai. Pačiai pradžiai yra labai sudėtinga, mes tikrai, aš ir pats turėjau ir privačių investuotojų, ir kolegos lygiai taip pat, bet tai dažniausiai ateina per kažkokią asmeninį kontaktą, per asmeninį pasitikėjimą ir verslo angelų bendruomenės lygis Lietuvoje vienareikšmiškai labai stipriai kyla ir manau, kad tai yra idealus kelias. Mes neveltui mes ir darėm, pavyzdžiui, supažindinimą. Mes turėjom kelių startupų pitchus, ar ne, ir darėm tokią pirmą prezentaciją būtent su verslo angelų tinklu, tam, kad supažindinti juos, kad tai yra nauja galimybė, ar ne? O tie skaičiai, kaip neminėjau konkrečiai, bet ir rizikos kapitalo fondai, tą rinkos galimybę bendrai dabar investicijos į miestų infrastruktūrą, įskaitant technologijas, įskaitant kelius, įskaitant urban mobility, yra skaičiuojamos, prognozuojamos į tą visą smart city plėtrą 24 trilijonai dolerių. Tai yra sunkiai įsivaizduojami pinigai, tai yra didžiulė sunkiai industrija, kurioje, kaip ir minėjau, praktiškai kiekvienam žingsnėje galima pasiūlyti kažką tai geriau. Tai ir matant, kad didžioji dalis startuolių bendrai dabar Europoje yra 85% jų yra jaunesni negu 5 metai, komandos yra mažiau negu 10 žmonių ir tos pirmos investicijos yra iki $500,000 eurų. Tai tik ir sako, kad dabar mes esam toj labai ankstyvoje stadijoje. Tai yra pati geriausia stadija, kada tu ateini su mažiausiu ticket size, su mažiausia investicija ir tu gali gauti tą pačią didžiausią grąžą, dėl to tai yra žavu ir tikrai aš įsitikinęs, kad ir nekilnojamo turto įmonės pradės aktyviau, kai kurios tikrai jau dabar investuoja, bet ta tendencija tikrai turėtų kilti, ypatingai tą patį labai gražų pavyzdį mes matėm su Flanko ir su Tesonet, ar ne, kada jie naudoja savo Cyber City'je jų sprendimą ar ne, pamato, kaip puikiai jis veikia ir sako, okei, mes jau suprantam tavo sprendimą, mes norim jį investuoti, mes norim būti akcininkai, ne, tos kompanijos. Tai čia yra labai gražios energijos ir aš manau, kad būtent per tai daugiausiai, kai aš jau išsibandžiau, man yra daug ramiau, man nebereikia spėlioti, man nebereikia, žinau, kad tai veikia, žinau, kad tai yra wow ir aš naudosiu tai savo versle ir plus dar gausiu naudą iš to, kaip tau seksis ateityje. Bet tai ką tu sakai, tai aš turėčiau tada arba, kaip sakai, per Litbaną ateiti, ne? Arba per verslo angelus. Aš manau, pirmas žingsnis yra dalyvauti bendruomeniai, ta prasme, ateiti susipažinti su startuoliais. Okay, yeah. Niekas absoliučiai niekur neriboja, nėra jokių uždarų durų. Labai laukiu to momento, kada atsiras profesionalus investicinis fondas, ar ne, kada galės ateiti investuotojai su didesniu kapitalu, ar ne, ir investuoti į profesionalų investuotoją, kuris jau pasirūpins to, nes tai yra čia visiškai atskira tema, ar ne. Ten reikia irgi savų kompetencijų, savų žinių, kažkas turi inkubuoti, kažkas turi akceleruoti. Tai tikrai yra dabar galvoju iš to, kas dirba su PropTech'u, tai dirba ir Startup Wise guys, dirba ir First Pick'ai, tai jau yra tų investicinių ir fondų ir akceleratorių, kuriuos galima investuoti, kurie jau padarys tą juodą darbą ir atliks tos namų darbus ir supaprastins tą procesą. Bet vienareikšmiškai, jeigu kažkas ateina su savo industrijos žiniom, ar ne, jis iš nekilnojamo turto rinkos, jis tikrai galim išvelgti galimybę ir investuoti tiesiogiai ir padėti. Tai čia yra ypatingai skatinama ir tam nereikia jokių papildomų struktūrų. Dar vienas nemažiau svarbus klausimas, manau, mes vieną dalim jį palėtėm, tai yra būsto pirkamumas, ne? Tai yra turbūt vienas svarbiausių KPI-sų nekilnojamo turte. Tai tu paminėjai medinius pastatus ir kiek greičiau jie pasistato ir kiek jie yra pigesni.
kokios dar yra inovacijos, kurios atpigins mūsų, sumažins tą būsto įperkamumą? Tai šitoje temoje yra didelis paradoksas, nes jeigu tu nori statyti pastatus pigiau, dažniausiai pirmas dalykas, kurį tu aukoji, tai yra būtent ekologija ir tvarumas. Ir čia yra, neįsivaizduoju, kaip šitą dalyką reikėtų išbalansuoti, ar ne, tai manau, tai yra ilgalaikis klausimas su labai daug skirtingų dedamųjų. Ir visai gal dar net nėra poreikio jį atsakyti, ar ne? Tendencija eina ten, kad mes kalbam ne tik apie greitai statomus medinius pastatus, tai labai puikus pavyzdys buvo tie moduliniai namai, gamyklose surenkami namai, ar ne, kurie iškart parodė, kad to pastato kaina gali kristi ir jis yra konkurencingas, jis yra šiltas, jis yra geras ir panašiai. Ir ne, tai vienas iš pavyzdžių, kur tiesiog natūraliai pati rinka pradėjo ieškoti efektyvesnių sprendimų, kaip optimizuoti kaštus. Įperkamumo, manau, ir kažkokia revoliucija, kuri galėtų būti, tai galbūt ateityje su 3D printeriais, ar ne, mes turim Lietuvoje irgi tą patį Strato kompaniją, ar ne, kuri turi vieną didžiausių 3D printerių Europoje, kuris galėtų spausdinti pastatus jau šiandien. Vėlgi mes atsimušame tą pačią reguliavimo prizmę. Mes galvom, galbūt čia tik tai Lietuvoje tokios problemos, bet lygiai tos pačios problemos Suomijoje, kuri tikrai toliau su tam tikrais dalykais pažengus, lygiai tos pačios problemos kitur Europoje. Labai gerai yra išspręsta kažkur kitur pasaulyje, kaip ten Jungtiniai Arabų Emyratai, kaip Amerika ir taip toliau, ten truputį kiti pasauliai, kitos planetos netgi iš šitoj temai, bet daug dalykų yra daroma, daug naujų medžiagų yra ieškoma, daug tai tikrai yra investuojama, vėlgi šiuo atveju Europa tam tikrai padeda ir finansuoja tuos visus tyrimus, tai galima tikėtis geresnių pokyčių, bet Lietuvoje mes dar taip nejaučiam šitos problemos. Čia dar tas būsto pirkamumas, jis vis dar yra normalesnis negu lyginant su Europos sostinėm ar didžiaisiais miestais ar pasaulio sostinėm. Tai dėl to tai yra skaudi tema, neįsivaizduoju. Manau, kad ją reikia žiūrėti apskritai holistiškai, apskritai mąstyti į priekį, kaip funkcionuos, mąstyti apie finansinį edukaciją, ar ne. Čia ir yra tie, net ne geopolitiniai, bet socialiniai, mega socialiniai klausimai, ar ne, kaip funkcionuos toliau valstybė, kaip funkcionuos toliau tie miestai. Mes einam link laikų, kur galbūt greičiausiai egzistuos universal basic income, ar ne, tai ką tai reikš būsto įperkamumą, ar ne, kaip. Tai galbūt bus taip, kada tas iš tikrųjų didžioji dalis būsto bus nuomojama, aš nesakau, ar tai gerai ar blogai, bet procesai vienareikšmiškai veda link efektyvumo ir link naujų medžiagų paieškų. Ir tokių technologijų kaip 3D printinimas, ir aš juo tikrai tikiu, bet jam reikia dar papildomo postumio ir laiko. Gerai, ačiū. Tai ką, Martinai, buvo tikrai smagu pasišnekėti, tikrai nemažai takeawaysų mes pasiėmėm iš šito pokalbio ir manau, dabar galbūt ir tiems, kas klausosi mūsų, bus tikrai aiškiau, kas yra PropTech, ką su to daryti, ko iš to tikėtis ir gal visus mus paskatins šiek tiek sąmoningiau žiūrėti tiek į tą būstą, kurį mes pirksim, galbūt tiek į tą būstą, kurį mes statysim. Ačiū tau už tai. Ačiū tau, Raimondai. Mums be galo svarbu, kad mes turim šitą galimybę pasiekti platesnį auditoriją ir papasakoti žmonėms apie šitą temą, nes aš manau, kad tai yra tie dalykai, kurie gali giliai surezonuoti su žmonėm, ar ne, kad tai, kaip ir sakom, čia visai ne tik apie tą būstą, ar ne, ir apie tai, bet čia ir apie tą ateitį, ar ne, ir apie tą ateities pasaulio kūrimą. Tai ne visiems šie dalykai rūpi, bet kažkam labai rūpi. Tai mes būtent tokių žmonių visą laiką labai ir ieškam ir skatinam ir sakom, žiūrėk, kur padėsim, čia yra labai daug problemų, kurias reikia išspręsti. Tai tavo platforma tikrai tam, manau, labai ženkliai pasitarnaus. Ir aišku, tavo kasdienė veikla, apie ką mes kalbam, tu tą darai, ar ne? Tu atneši šitos dalykus žmonėms, tu pasiūlai, tu lygiai taip pat edukuoji. Tai būti tuo pirmuoju, puikiai žinai, yra vienu iš pirmųjų yra labai sudėtinga. Bet tai ypatingai svarbu, ar ne? Kada mes pradedam atnešam, pasiūlom kažką vertingo ir tada pamato kiti ir viskas, ta banga, tai va ta banga jinai tada ir pradeda formuotis. Tai manau, kad ant tos bangos mes iš tikrųjų išplauksim ir kaip regionas, ir kaip šalis, ir iš to sukursim visiems labai daug vertės. Tikiuosi taip ir bus.
Na ir kilo iš to, kad, matėm tą poreikį žmonių, kad žmonės labai daug iš tikrųjų permoka, yra labai daug tų nesąžiningų meistrų. Statybų organizavimo raktažodis jūsų įmonė buvo pirmoje vietoje. Žmogus neturintis jokių žinių, jis tikrai tai nežiūrės. Didžiausia žmonių klaida yra, kad jie finansiškai tam nepasiruošia. Tai vėlgi, pasiskaityti, pasiieškoti tos informacijos, bet ne Facebook grupėse. Kas šiai dienai yra būtent tas išmanus namas? Sprendžia tam tikras labai konkrečias problemas. Tai tie, kurie statosi jau antrą namą, tai jų įkalbinėti nereikia. Tikrai teko girdėti, kad žmonės sumoka tos avansus ir būna ir dingsta ir panašiai. Nedarykit patys. Nedarykit patys.